Na kągi, siuntinuką vėl gavau, tik šį kartą iš Europos parduotuvės. Tai va, matote, didžiulė dėžė. Produktų jame nėra daug, bet supažindinsiu jūs su tuo, kas ten yra. Taigi, bandysiu gal iš šono pasidėti, kad matyčiausi ir aš, ir produktai, kad matytųsi. Taigi, ką mes čia turim? Taigi, mūsų turim 100% ženšenį, raudonąjį, kuris imuninę sistemą saugo. Ypač dabar, kai artėja peršalimo ligos. Yra ir vaikiškas ženšenis, yra ir suaugusiam. Tai, kam įdomu ir aktualu šitas produktas, tai man parašykit. Būtinai užsakysim ir galėsit naudoti, nes 100%, va matot parašyta 100%, nes 100% ženšenis, turbūt vaistinėse mes tokio net neturim. Taip, nagi mes čia dar turim. Turim užsakymą kremas rankų yra, labai puikus produktas, jo ilgai užtenka. Taip, kiekgi čia 300 ml, bet vieno paspaudimo užtenka abiem rankytėm ir labai drėkina odą, iš tikrųjų labai švelnios rankos yra. Taigi toliau, kągi mes čia dar turim. Taigi vyriška dušo želė. Čia yra klientei, tai nelabai norėčiau iš tikrųjų praplėšti pakuotės, nes norisi, kad būtų iš tikrųjų pakavimas kaip ir reikia klientui, tai bandysim parodyti kitą produktą. Na ir mūsų granatų želė. Irgi taip pat užsakyta klientės yra, tai skirta moterims, kurios iš tikrųjų turi problemų su PMS-ais. Merginom, kurios iš tikrųjų turi skaudančias mėnesinės, kurie turi problemų, kaip sakoma, su moteriškom ligomis, kurios jau yra virš 50 metų, o gali būti net ir jau nuo 40 metų, tai klimaksas. Tai labai puikus produktas. Na ir dar vienas produktas, tai yra puikus šampūno ir kondicionieriaus rinkinukas. Taip, pabandysiu aš jį pradaryti ir parodyti jum. Taip, kam jis dabar skirtas? Jis yra skirtas asmenim, kurie turi pleiskanų, kuriem reikia, sakykime, plaukų atauginimo. Kažkaip labai sunkiai atsidaro, nesinori labai plėšyti. Sunkokai taip atsidaro. Tai va, kas norite, sakykime, sustiprinti plaukus savo, tai labai puikus rinkinys ir be abejo, kaip sakoma, puikus produktai. Taigi va, po pusę litro. Čia yra labai tiršti, koncentruoti produktai abu, jų ilgai užtenka, aš jau naudoju juos apie 3 metus, tai esu labai patenkinta, taip ir naudoju dar kitus šampūnus, kas liečia žolelių šampūnus, visus esu išsibandžiusi, pasižiūrėti, kas mano plaukam tinka, kas netinka. Tai va, iš tikrųjų ir labai puiki dovana, kalėdų proga, sakykime, va, artėja šventės, tai galima užsakyti savo merginai, savo moteriai va šitokį rinkinuką, gražiai supakuojam ir be abejo puiki dovana. Kaina iš tikrųjų nėra labai didelė, taip kad jeigu kažkam reikia dovanų, tai pradėkit jau jas ruošti, nes po to paskutinę minutę, kai pasiliekat, tada gali brangiai kainuoti. Tai va dar kartą pereinam granatų želė. Irgi galima va moteriai puikią dovaną padovanoti. Vyrukam galim padovanoti dušo želė. Na ir vėl moterim rankų kremas. Ir be abejo čia tinka vyram ir moteriam, taigi mūsų ženšenis. Taigi va, puikus produktai ir nuo penktadienio
yra akcija, kas prisiregistruoja kompanijoje, be jokių įpareigojimų galima registruotis, perkam kada norim, už kiek norim ir ką norim. Tai va, duodame kaukę medžiaginę dovanų ir kelioninį rinkinį. Tai yra šepetėlis, yra dantų pasta, futliaras ir dantų krapštukas. Tai va, šitokios dovanos padarius pirmą užsakymą už 50 eurų. Na tai va, tai sakykim, užsisakius šitą panašiai ir šitą, tai gali ir bus va 50 eurų. Šitą vieną užtenka, jau virš 50 eurų bus, šitas irgi va virš 50 eurų bus. Taip, kad galima pasirinkti savo. Asortimentas yra platus, Europos parduotuvėje yra iki 53 produktų kažkur, na, o tų produktų, kurių neturime, Europos parduotuvėje mes užsisakom iš pačios Korėjos. Ten yra virš 550 produktų, tai va galim sakytis, kada norim, kiek norim ir už kiek norim ir išsibandyti visus produktus. Na, be abejo sakysit, kurgi tu dedi šitiek tų produktų prisipirkusi. Aš praktiškai tų produktų namuose nelaikau, nes ką naudoju, pati naudoju, o daugiau tai va, sakykim, paprašo klientės, kurios nenori registruotis, kad užsakyčiau per save, tai vat ir užsakau. Taigi, trumpas gal toks ir video. Tai laukiam norinčių į parduotuvę užsiregistruoti ir laukiam naujų narių, kurie norėtų naudotis produktais, norėtų naudotis elektroninę parduotuvę. Sėdžiu va namuose, pasiimu telefoną, užsisakau produktą, susimoku kortele ir produktas keliauja, jeigu yra mažiau negu 150 eurų užsakymas, tai keliauja į Rygos švietimo centrą. Lapkričio mėnesį tikiuosi, kad mes turėsim Lietuvos švietimo centrą ir ateis nemokamai iki Lietuvos švietimo centro. Na, o jeigu yra virš 150 užsakymas, tai galima tiesiai į namus parsisiųsti ir laukti kurjerio namuose. Tai tam kartui gal tiek. Jeigu turit klausimų, jeigu turit kažkokių pastebėjimų dėl produkto, norėtumėt kažką įsigyti, norėtumėt sužinoti informacijos platesnės, tai man parašykit asmeninę žinutę. Būtinai suteiksiu. Tai iki kitų pasimatymų ir laukiam kitų siuntinukų, dar turi būti jie.